Eglės pasakėlės. Asiliuko Pilkučio kelionė. Kartą gyveno mažas pilkas asiliukas vardu Pilkutis. Jis gyveno kalnų kaimelyje, kur visi gyvūnai buvo stiprus, greiti ir labai darbštus. Bet Pilkutis jautėsi kitoks. Jis dažnai pamiršdavo, ką veikia, susiveldavo net paprastuose dalykuose ir buvo labai drovus. Kartais jis įsivaizduodavo, kad yra narsus nuotykių ieškotojas, bet tik kai kas nors jį pašaukdavo, jis taip išsigąsdavo ir nuleisdavo ausis. Gyvūnai kaimelyje dažnai šaipėsi iš jo. Pilkuti, tu toks lėtas, kad net vėžlys laimėtų lenktynę su tavimi, juokėsi arklys. Tu toks užmaršus, kad pamirštum net savo vardą, kikeno višta. Nors Pilkutis buvo jautrus, jis niekada ant nieko nepyko. Jis tyliai šypsodavosi ir sakydavo: gal aš ne pats geriausias, bet stengiuosi būti geras. Vieną dieną į kaimelį atėjo žinia, kad aukštai kalnuose yra didelė vilko iš kaimelio nušvilpta kuprinė, pilna svarbių žiemai skirtų atsargų, šilto audeklo ir maisto. Kelias į tą vietą buvo siauras, pavojingas, todėl niekas nenorėjo eiti. Bet tik reikia kažką daryti, šaukė arklys. Tiesa, bet kas eis, vilkas tikrai neužleis kuprinės, pridūrė ožka. Reikia, kad kažkas nedidelis, bet stiprus nukeliautų ir parneštų kuprinę, svarstė seni kaimelio gyventojai. Pilkutis išgirdo šios pokalbius ir ilgai nedvejodamas tarė: aš galiu pabandyti. Tu, juokėsi visi, tu ir vilką nugalėsi. Gal iš pradžių rask kelią iš savo pašiūrės, o tada kalbėk apie kalnus. Bet Pilkutis nepasidavė ir pasiryžo pabandyti. Jis užsidėjo mažą maišelį su maistu, o kaimelio gyvūnai palinkėjo jam sėkmės. Pilkutis patraukė į kalnus. Kelias buvo sunkus. Jis kopė per aštrus akmenis, šokinėjo per upelius. Kartais paslysdavo ir griūdavo. Jis išalko, sušlapo, bet nenustojo kartoti savo. Gal esu ir mažas ir neprotingas, bet stengiuosi padaryti, ką galiu. Pagaliau jis pasiekė vietą, kur gulėjo kuprinė. Tačiau šalia jo sėdėjo didelis pilkas vilkas, kuris pažvelgė į Pilkutį ir sušnibždė. Ko nori, mažasis asilėli? Jo balsas buvo ledinis. Asiliukas šiek tiek sutriko, bet prisiminė, ką jam sakė senoji višta. Nėra kvailų idėjų, tik drąsos trūkumas. Pilkutis nustojo drebėti ir sukaupęs visą savo paprastą drąsą ištarė: aš atėjau paimti kuprinės. Ji priklauso mano kaimeliui. Vilkas nusijuokė taip garsiai, kad aidėjo visame miške. Jeigu nori, imk, bet pirmiau atsakyk į mano klausimą. Pilkutis akimirką sutriko, vilkas šyptelėjo ir tarė: kas stipresnis, tu ar aš? Pilkutis pasikasė ausį ir tyliai atsakė: manau, stipresnis yra tas, kuris daro gerą. Vilkas nustebo ir tik linktelėjo. Jis nustojo tyčiotis ir tiesiog tyliai stebėjo, kaip Pilkutis užsikrauna kuprinę ant nugaros ir pradeda lėtai, bet užtikrintai leistis atgal į kaimelį. Kai jis grįžo, visi buvo apstulbę. Tu tikrai parnešei ją? Bet kaip? Stebėjosi ožka. Aš tiesiog dariau tai, ką žadėjau, kukliai atsakė Pilkutis. Kaimelio gyvūnai galiausiai suprato. Pilkutis gal ir nebuvo greičiausias, stipriausias ar gudriausias, bet jis buvo toks atkaklus, kad net vilkas paliko jį ramybėje. Gyvūnai jam plojo ir surengė šventę. Jie pakabino kuprinę kaimelio aikštėje kaip drąsos simbolį ir suprato, net paprasti dalykai – atkaklumas, kantrybė ir gera širdis gali padaryti stebuklus. Nuo tos dienos Pilkutis tapo kaimelio pasididžiavimu. O kartais, kai niekas nematydavo, jis žiūrėdavo į kalnus ir tyliai svajodavo: gal kada nors aš tapsiu tikru nuotykių ieškotoju.